kas čia vyksta? Čia vyksta repeticija. Mes jau turėjom premjerą, dabar repetuojam ir važiuosim į Marijampolę rodyti spektaklio. Tai parodysim žiūrovams? Parodysim truputėlį, kaip vyksta repeticija po šiokio tokio laiko. Nes maždaug mėnuo praėjo nuo pirmos premjeros ir dabar mums reikia pasiruošti. Dovaną. Milutė, dabar dovanų, be dovanų galima. Kai jūs su tom dovanom, tai yra taip, ten yra toks laiko tarpas, kuris man toks jausmas taip norėjosi, kad jūs pradėtumėte jas plėšyti. Nes, žinai, kaip būna tarsi, bet tada reiktų prieš kiekvieną spektaklį tarsi vyniot, žinai. Turiu klausimą. Kokį? O tą trumpinimą mes dabar tu jį ar eidami repeticiją trumpinsim? Ar tu žinai dabar trumpinimą? Tavęs nelabai tai lies. Radau. Tiesiog trumpiau gros muzika, jungimo. Einam. Labas. Aš Radvilė. Mokyklą baigiau prieš 6 metus. Nors atrodo kaip vakar. Ypač kaip pasiknis iš toj mokyklos daikčiukų dėžėjai. Labas, mano vardas Mila, aš irgi turiu tokią dėžę su mokyklos metų daikčiukais, dienoraščiu, valentinkių atvirukais. Sveiki, aš Lukas. Jau seniukas, nes mokyklą baigiau prieš 11 metų ir netgi tokios dėžės kaip jūs neturiu. O tai kas čia? Čia ne mano. O kieno čia? Pomi, tai gal čia tavo, Gali būti tavo. Arba jis gali būti... Arba gali būti ir tavo. Taip, arba tavo, arba tavo, arba tavo, arba mano. Paskaityk. Svetimą dienoraštį. Mes nežinom, kieno jis, todėl anonimiškumas garantuotas, ką? Paskaitom? Paskaitom. Paskaitom? Skaitom. Paskaitom. Žodžiu, tai iš tikrųjų labai jums ačiū už didelį darbą, už kantrybę, už tai, kad už fainą periodą ir nežiūrint to, kad vis tiek teko paskui galiausiai skubėti, bet žiūrėk, išvelgiam to šviesąją pusę. Tai reiškia, kad dabar, kai mes dabar praeidinėjom, mes tą spektaklį vis dar kūrėm. Mes vis dar kūrėm, vis dar atrandam, vis dar kažką taisom ir visą kitą, tai tebūnie tai gyvybės vardan. Ačiū. Kas čia buvo? Aš nemačiau. Čia mums. Tik išmesit greit, ką čia reikia? Tai dabar yra tokia situacija. Tas gyvenimas mane tiesiog užknisa. Žodžiu, iki picos atvažiavimo. Ai, tai dėl manęs tai nesirūpink. Vai, matus pietus, tai nieko garšos. Picų jau šeštadienį valgysi per gimtadienį. Labai faina, kad mes susikūrėm tokį pasaulį. Tai dovanoju gabalėlį pasaulio kiekvienam iš jūsų. Imkit, griebkit, kuri jums patinka. Čia yra šitas Mona Lūsta meteoritas. Kas? Mona Lūsta. Gal vertimas galima parduoti Lombardę? Gali parduoti įmonę. Susikruojam spektaklį. Tai vat, mašina atrodo taip. Iki pat lubų. Uždėkit pavas. Aš operatorius, gerai? Tu filmuoji tik tam, kad nereiktų to dirbti, ne? Tai dėl to. Mes jau tave pažįstam.
Sveiki, pas jūs atvyko labai teatras iš Vilniaus. Atvežame spektaklį Kalbėk. Jisai skirtas žmonėms nuo 14 metų ir kalba labai jautriom temom. Jeigu jūs noro po spektaklio pasikalbėti su aktoriais, labai kviečiu pasilikti. O dabar pradedame. Argi Algebra gali sujaudinti iki rašo, a? Taip? Taip? Ne. Ne? Nežinau. Nežinai. Kągi, jeigu dabar neįsisavinsite meno pagrindų, jūs niekuomet neišmoksite kvėpuoti. Gerai. Klausykit, jūs man galite pasakyti, kas čia? Gaublys. Tai gaublys? Taip. Senas gaublys. Pirmadienį nusprendžiau apsikuopti mokykloje. Sutvarkiau savo slaptavietę valytojų kambarėlyje, pasiėmiau svarbiausius savo daiktus ir nusprendžiau daugiau ten nesugrįžti. Gal kam nors kitam prireiks mano slaptavietės. Kągi, baigta? Taip, netobulas, bet manau taip ir geriau. Da, įvertinamas, žinoma, 10 su pliusu. Ir jokių ašarų mano klasėje. Vanduo, druska gali sugadinti medžiagas. Nuėjai ilgą kelią. Ir daug išmokai. Aš noriu apie tai pasikalbėti. Gerai, atlaikėm, labai faina publika buvo, žiūrėjau, reagavo, juokėsi, susimastė ir, žodžiu, visokių reakcijų buvo, tas yra puiku ir mes esam patenkinti ir laimingi. Žirkles turi. Hei. Galite, kad... Mila? Kad gerai? Jau. Jau. Kaunam? Kaunam, važiuojam. Važiuojam. Kraunam ir kraunam.